Sveiki visi. Tai kaip žadėjau, šiandien, kaip ir praėjusią savaitgalį dariau lazaniją, bet niekas neįsirašė, kai sako. Ir vėl šiandien pakartosiu lazanijos receptą. Tai mums reikės pomidorų, kuriuos aš jau susitryniau į piurė tokią. Tai tiesiog į blenderį įdėjau druskos pipiro, buvo paskui sausas česnakas pas mane ir viskas. Ir tiesiog gaunasi tokia košė. Na, mums reikės, aišku, prieskonių, sūrio, 3 kiaušiniai, šiaip tai reikėtų vištienos apie 100 gramų, bet kadangi aš neturiu, tai sakiau šį kartą visai kitaip darysiu, tai pas mane bus tunas. Tunas savo sultise, čia apie 125 gramus, aliejus kepimui, aišku, forma, nes mes kepsime orkaitėj dar. Tai dabar mes susiplaksim 3 kiaušinius. Ir kepsime ant keptuvės blyną didelį, ar ne? Aš čia dedu prieskonių, aš mėgstu sausą česnaką, man jis labai patinka tas kvapas. Druskos pipirai, jeigu jums patinka, tai galite ką jūs norit. Pipiriukai, na ir suplaksiu. Kai sako, labai paprasta, greita, nereikia nei kažkokių miltų, nei nieko. Tik tai vat greitai pakepsim ir į orkaitę įmesim ir viskas mums ten. O orkaitėj tai tik tais, kad sūris įsiglydytų ir šiek tiek pašiltų. Tai irgi ilgai neužtruks, tai galima sakyti, kiek jau čia mums. Man 10-15 minučių, tą, kaip pasakyti, mes ir darom ir iššūkiuose ir šiandien tai negaliu, noriu antiek pralinksmino mane klientė, atsiuntė man asmeniškai video trumpą, jinai man, ne viena aišku jinai, bet šiaip ir visos kitos ten stebina savo rezultatais, sako, va, užsidėjau savo seną striukytę, kur anksčiau net neužsisekdavau, o dabar va, bet svarbiausia ta pati emocija žmogaus, ant kiek žmogus džiaugiasi, ant kiek laiminga, tai aš žiūrėjau kelis kartus net, tai dabar kepsim, aš čia pilu nedaug, purškiu, pas mane čia avokado aliejus, tai žiūrėjau, žinokit, keletą kartų. Man tai taip džiugu, kai žmogus pasiekia rezultatas, toks jausmas, kad aš pasiekiau ir ta laimė įsijungia už tą žmogų, tai didžiausias apdovanojimas jūsų rezultatai man asmeniškai. Gerai, tai jau šį sekmadienį bus 1 savaitė, kai praėjo, bet jau merginas dalinasi iš anksto. Tai aišku, tie rezultatai skirtingi, kam centimetrai, kam kilogramai, kam į rūbą įtelpa. Jau merginos nusižiūrės suknelių, šventės artėja, tai jau ruoštis reikia prieš šventės, kai sako, nereikia laukti paskutinio 2-3 savaičių ar mėnesio, kad ten įtilpčiau kažkokį tai rūbą, stresuočiau ir panašiai. Tai kai parduotuvėje, kaip pasakau, yra jau eglutės 2 mėnesiai prieš, ar ne, tai mes irgi ruošiamės. Tai šitas iššūkis 3 savaitės vyksta, tai jau 1 savaitė praėjo. Tai dar 2 savaitės ir paskui sekantis jau bus po 2 savaičių pertraukos, nes reikia man jį paruošti. Čia dabar pilsim, aišku, aš kepsiu ant mažesnės ugnies, aš mėgstu geriau lėčiau, bet užtikrintai, kai sako, nesudeginti. Na va, ir per visą keptuvę kepsim tokį blyną. Mes paskui jį išimsim ir į 4 dalis padalinsim. Ir paskui, tai va, procesas toks paprastas. Ir ką norėjau pasakyti, tai va, 3 savaitės šis vyks, 2 poilsis, 2 savaitės kaip visada poilsis, nes man reikia paruošti visą kitą informaciją ir visi iššūkiai vyksta kas 2 savaitės, ar ne, praėjo 1, 2 savaitės pertraukos ir sekantis, praėjo 2 savaitės, vėl sekantis. Tai čia pirmieji bus tokie merginų rezultatai, šventės artėja, aš pati net netikiu, kad taip jaus greitai artėja ir vienu žodžiu
Sekantis bus vėlgi labai iš tikrųjų daug dėmesio susilaukia su būtent masažais. Masažai būtent liemeniui, pilvui ir kojoms, mūsų kaip moterim problematiškiausiam vietom. Na ir aišku, čia atrodytų kažkam, kai man sakė vienas žmogus, oi, tai čia masažai, aišku, mes tuo pačiu ir sportuosim, nes judesys kaip be ko reikalingas, išjudinti ir kraujotaką, ir limfinę sistemą, būtent masažo pagalba mes tą darysim, nes užsistovėję skysčiai ir suteikia mums tą 1-2 kg jausmą ir būna ir patinimas toks ir visa kita, tai būtent masažai labai super padeda greičiau atsikratyti papildomų visokių skysčių ir greičiau tada lieknėjame, skatiname ir kraujotaką, metabolizmą ir tuo pačiu aišku, kaip visada bus ir mitybos planas, kur daug neužtruks laiko, irgi ten 10-15 minučių ir aišku judesys, tai kas antrą dieną sportuosim, kas antrą bus masažai. Tai iš tikrųjų irgi, manau, bus 3 savaitės. Va, po truputį kepam, nes labai iš tikrųjų geras, labai iš tikrųjų patiko merginom ir sako labai nerealūs, nes ten buvo 3 tipų masažai, tai paprastas, apvyniojamas, limfadrenažinis ir medaus masažas. Medaus masažas labai susilaukęs, čia jau daugiau kaip pasilepinimą ar ne, bet jisai irgi labai tokia oda gaunasi, tokia labai švelnutė, malonė, man labai asmeniškai irgi patinka. Tas kūdikio aksomiškumas, tai kai lieti, pavyzdžiui, mažą vaiką, tai pasitokia jau švelni ta odytė, tai man tas grinai tas jausmas, tu pati kaip tas vaikas. Na ką, čia laukiam, kol pilnai iškeps, kai jau neliktų to pačio kiaušinio ir tada bus lengviau versti. Aš už tai mėgstu visada kepti ant mažesnės ugnies, kad man, kai sako, in case neprisviltų, nes būna visokių atvejų. Tai geriau ant mažesnės, tai kontroliuoti, kai sako, visą šitą procesą. Na ir jau paskui po 2 savaičių, tai bus mūsų jau toks kaip labiau šventinis iššūkis, tai bus jisai, dar nežinau, merginų paklausiu, iš tikrųjų 3 ar 4 savaičių. Ir aišku, ten dar grįžtant prie to, būtent su masažais, tai dar vienas staigmena jūsų laukia. Tikiuosi viskas man pavyks su tuo, nes organizuoju ir aš labai tikiuosi, tikrai labai viliuosi, tikiuosi ir mano merginom labai bus fainai. Nenoriu labai prisišnekėti, kol man dar kaip ir išėjo, bet ta prasme nenoriu anksčiau laiko per daug užbėgti už akių. Gerai, dabar atsakingas momentas apversti. Nežinau, kaip čia man pavyks. Kartais būna gerai, kartais tiesiog nesu aš profesionalas ant to vertimo, nieko, iš tikrųjų neblogai pavyko. Gal kažkas moka kaip tenai, hopa, aš taip nerizikuoju, kai būna, žmonės mėgsta, ir viso, aš tai ne, jau čia tas blinas būtų viso gero ant žemės. Tai mūsų šventinis, tai idėjų pilnas irgi šventės, vis tiek labai iš tikrųjų fainai, šventinis laikotarpis, ypač tos kalėdos ar ne, džiaugsmas ir, kaip aš sakau, už tai mes ruošiamės anksčiau, kad pačios būtumėm gražesnės už kalėdinės eglutės, bent jau tikrai jau nepasiduosim, sako merginas jau, aš irgi noriu būti graži kaip eglutė, tai kas nori, tai būtinai tą ir pasieks, kai sako. Tai būtent tame aš jau galvoju tokias idėjas, kaip iki švenčių mes gražinsime savo kūno linijas ar netvirtinsime, lieknėsime ir kaip nesunaikinti tų rezultatų būtent švenčių metu. Tai bus mūsų
patiekalai, mitybos irgi planas ir judesys ir visa kita, mūsų tie, galbūt ne visi, dar nežinau, nenoriu labai prisišnekėti, bet kad sveikesnės šventinių patiekalų alternatyvos ir kad būtent nepriaugtumėm svorio, kad jis negrįžtų, kad nesunaikintumėm tų rezultatų, kuriuos siekiame iki švenčių ir tuo pačiu pakeisti sveikesniais ar ne patiekalais, įnešti irgi tų gerųjų, naudingųjų įpročių. Tai bus toksai dar, merginos ten nori dovanų. Sakau, labai patiko dovanėlės, sakė, Daina, padaryk dar. Nu, tai suorganizuosiu, šiaip idėjų turiu, kad tom, kurios pasieks rezultatus, kurios pasidalins rezultatais, tai padovanosiu irgi dovanėlių. Tai nes jom labai, sakė, motyvacija būdavo dar didesnė, tai tas jau jūs gausit nemokamą dovanėlę. Taip, tai aišku, kad motyvuoja, tai aišku, mums padeda vis tiek, kaip be būtų siekti rezultatą, motyvacija didesnė atsiranda, kai žinai, kad kažką gausi. Ir kaip aš sakau jau ne vienai merginai, kad būtinai, nes kiekvieną sekmadienį, jeigu sveriamas matuojamas, tai būtinai reikia save, kai pasiekia rezultatą, apdovanoti. Tada mūsų smegenis galvoja, blemba, kaip fainai, aš noriu toliau siekti, parodom ir savo kūnui padėkojam už tą ir būtent kažką nusipirkti, bet būtent savo. Ne kažkam ten, arba visai ten šeimai, būtent savo, nes tu siekiai to rezultato. Gerai, čia jau išjungiam. Aš dabar dėsiu, aišku, tiesiai ant lentos. Ui. Pjausime į 4 dalis. Pas mane jis dar labai šiltas. Čia mūsų pagrindas. Na, jeigu pas jumis keptuvė tokia kaip kvadratinė, tai iš viso, kvadratėlis tos, kaip pasakyt, pas mane tai apvali. Jie man savo. Aš čia paprašiau šiek tiek aliejus, kad nepriliptų. Ir dedu vieną dalį kiaušinio. Na ir čia dėsiu savo tą pomidorų piurė, kurią aš susmulkinau, sublenderiavau. Tai čia buvo vėlgi prieskoniai ir nepaprasti, tiesiog pomidoras. Ir pas mane druska, pipirai buvo, arba kokius ten mėgstat jūs prieskonius. Ir česnakas buvo sausas. Tai tiesiog ant viršaus padengiam, patepam, aš taip jau riebiai patepiau, kai sako. Na ir pas mane, aišku, tunas, tai jeigu jūs vištieną imsit, tai tada vištieną reikėtų išsivirti, aš šakės nepasiėmiau. Išsivirti ją, kad pravėstų ir susipjaustyti. Nu, šį kartą aš čia pas mane nežinau, kas čia gausis. Šiaip su tunu nusprendžiau, kad daugiau baltymų būtų. Tai bus tuninė lazanija. Eksperimentai vyksta. Šiek tiek pasmulkinama. Čia aišku ir taip tas tunas jame ir druskos ir visko yra savotiškai. Tai nieko nereikia, tik taip pasmulkinė. Nes jisai tais gabalais sukritęs ir viskas. Dar susilaukiu jūsų, žinokit, žinučių, kad dar norite iššūkį. Jeigu norite, tai junkitės, aišku, jau pas mus 1 savaitė praėjo, bet visada galima prisijungti. Merginos sako, aš jau užsiminiau tos, kurios labai ten jau sportuoja, kad aplomai, jeigu kažkam tos treniruotės ilgos, čia dabar dėsim tuną ant viršaus dar ant tom pomidorų. Jūs ten vištieną arba kitą kokią mėsą galbūt ne. Tai, kur čia man? Tai tom moterim, kurios atrodo ilgos treniruotės, būna ir tokių, kad tai išsigąsta labai, neįsigaskit, nėra jos ten ilgos. Aišku, kaip nesportavęs žmogus, tai jam atrodo ilgos. Tai tiesiog padalinkit 2-3 dalis, kaip aš sakau, jums ilgiau užteks ir galėsite sportuoti netgi per tą pertrauką, per tas 2 savaitės, kol aš ruošiu kitam. Dėsim sūrio ir taip sluoksniuosime. Tai jums ilgiau užteks, nes dažniausiai tai moteris labai susifokusuoja, kad Jėzus kaip sunku, kokią ilgą treniruotę. Bet pažiūrėkit iš kitos pusės, ant kiek ilgai užteks, jeigu jūs padalinsite tą treniruotę, jums jau ilgiau užteks ir per tas 2 savaitės jūs
kol aš ruošiu naują informaciją, nevyksta iššūkis kitas, tai jūs per tą laiką pasidarysite ir paskui galėsite į naują iššūkį eiti. Tai dabar dedam vėl kitą blyną ir taip sluoksniuojam. Kai sako kiaušinis, piurė, mūsų tunas ir sūris. Ir taip viską susluoksniuojam. Aš tai šiaip labai daug pasidariau to pomidoro. Bus sultingas, kai sako. Kai įdėsite mėsos, tai jums jisai pakils, nes, vietą užima, ar ne? Tuninė pas mane, aš nežinau, ar kas nors daro tunus. Tuninė lazanija gal ir daro, nežinau, dabargi visko prigalvoja žmonės, iš tikrųjų viską maišo. Aš niekada dar tokios nedariau, tai jau. Taip jau gavosi, kai sako, kažkaip įsivaizdavau, kad turiu, bet, neturiu. Pasirodo vištienos. Kaip aš kartais ir aš užgribauju, ką dabar darysi. Vėl sūrio dedam. Visiems visko būna, aš irgi žinokit žmogus kaip ir jūs. Ir visko nutinka, dedam vėl kitą. O Jėzu, nuvažiavo jau. Na va, kitas paspaudžiam, dar uždedam. Tai va. Ir man labai džiugu, kad moteris eina iš vieno iššūkį į kitą iššūkį, jau tik spėjau pasigirti, pasakyti. Jau vienas sako, galima jau susimokėti, sakau, palauk. Tai mes jau kaip šeima, kas man labai fainai, kad vat jūsų tas susidėgymas, jūsų tas noras eiti ir siekti tikslų. Aš dar lieknėsiu, aš dar turiu tikslų, va čia aš tą nusipirksiu, aną nusipirksiu. Tai jūsų ta motyvacija, susidėgymas labai svarbus, kuris, aišku, geriau lydėtų visą gyvenimą likusį ir ne. Tai visada sakau, kad kolektyvė vis tiek yra kitaip. Vienam yra sunkiau, nes dabar irgi viena manęs prašo, tu gali mane prižiūrėti. Sorry, žinau. Čia, kas jeigu žiūrės, tai supras, kam aš čia adresuoju. Tai vėlgi, ką sako, kad palaikymas, tas palaikymas ir vadinkit kaip norit, priežiūra ar panašiai vis tiek reikalinga, nes vienam tai numoji ranką, tai dar ką. Tai tai ką aš čia, dar jeigu ypatingai apsupa ta aplinka, kuri kam tau to reikia ir panašiai, tai taip ir nusvyra tos rankos, nukrenta ir palūžta vienas žmogus. Tai kad taip nebūtų, tai mums bendruomenė yra labai svarbi, ypatingai mums moterim. Mes moteris vis tiek tokios kolektyvinės, mėgstam viską dalintis. Moteris visai kitokios yra asmenybės, jos labai fainos, kai sako. Aišku, vyrai turi irgi savo savotiškų fainumo. Dėl to mes ir vieną kitą traukiam, ar ne? Dabar dar sūrio ir dėsiu jau paskutinį ant viršaus patepimą. Čia toks gausis kaip pyragas. Atrodo man kaip pyrago gabalas. Gerai, dar dedu. Va, kaip tik ir sunaudosiu, galvoju, nesunaudosiu aš tų pomidorų. Va. Super duper. Kaip čia fainai. Bet irgi toks aukštas gavosi. Aš įsivaizdavau, kad jis nesigaus man toks aukštas. Šiaip vištiena užima vietą, o čia tik tai stuno nedaug, galvoju, nesigaus toks. Jau čia taip papyliau, tai taip konkrečiai, bet nieko tokio. Ir pabaiga ant viršaus dar sūrio ir šausime į orkaitę apie. Svarbiausia, kad pašiltų ir ištirptų mūsų sūris. Ir viskas, nes čia iš tikrųjų nėra daugiau kam ir kaip ir kepti, nes viskas iškepta. Pyragas gatavas, va, žiūrėkit. Kaip pyragas atrodo. Tuno pyragas, tai ką, šaunu į orkaitę. Ir be makaronų, kai sako, viską gali pasidaryti. Sveika savo lazaniją. Tikiuosi išbandysit, pasidalinsit.
Na ir ką, linkiu gražaus tada šeštadienio, gal turit kokių klausimų, tai tada pasižiūrėsiu, nes aš kol kas dabar dar nieko nematau. Nieko nematau, tai tikiuosi ir garsas viskas įsirašė, nes man asmeniškai šitas kompiuteris truputėlį kvailioja. Tai reikės aiškintis, kas čia, kame čia šaknis. Arba vaizdas, arba garsas. Gal kažkas įsijungia, nežinau. Aš ne kompiuteristas, kai sako, tai jau turbūt reikės prašyti, kad kažkas pažiūrėtų. Tai ką, gražaus jums šeštadienio ir likusio sekmadienio ir tada jau susitiksim kitą kartą. Tikiuosi, jums patiks receptas ir būtinai pasidalinkite. Ir gražaus jums šeštadienio. Iki.